Aš dabar atostogauju Didžiojoje Britanijoje ir vėl mėgaujuosi galimybę pasinerti į autentišką atmosferą. Kaskart, kai čia atvažiuoju, su nuostaba pastebiu, kokiegi mes su Britais visgi esame skirtingi. Ir tai jokių būdų nėra blogai, man patinka įvairovė. Nors ir pažįstu šią kultūrą, bet kaskart, kai čia atvažiuoju, man reikia laiko, tam, kad priprasčiau prie to, kaip laisvai čia rengiasi žmonės, kokie jie atrodo atsipalaidavę ir nekreipiantis dėmesio į kitų žmonių nuomonės. Lietuviai palyginus tarsi nelabai sau leidžia pernelyg išsiskirti. O čia Britanijoje toks jausmas, kad išvis niekam nerūpi, kaip kas atrodo. Atsimenu, didžiausias kultūrinis šokas mane ištiko, kai pirmą kartą čia atvažiavau ir autobusų stotelėje su manim pasisveikino vietinė senutė ir tiesiog su šypsena veide džiaugėsi tos dienos orais. Aš jai nieko nesugebėjau normalaus atsakyti, nes tiesiog buvau apstulbusi. Šitaip pirmą kartą susidūriau su kultūriniu kodu pavadinimu Smalltalk. Mums Lietuvoje kažkaip sunku įsivaizduoti, kad galbūt būtų malonu šypsotis praeiviams ir linkėti geros dienos. Mūsiškiams tokie papročiai gali atrodyti nepriimtini, bet pagyvenus čia kurį laiką irgi pradedi priprasti prie geranoriško bendravimo. Ir vėliau grįžus į gimtinę jau pamatai mūsų kultūros kontrastą. Rimtų ir susirūpinusių veidų tautą. Kas žinoma irgi nėra blogai. Mes tiesiog esame labiau uždari ir galbūt nemėgstame tuščių pokalbių. O kuo jūsų manymu Britai labiausiai skiriasi nuo lietuvių? Ir ar esate patyrę kada nors kultūrinį šoką Jungtinėje karalystėje?